Už manęs Kauno 9 forto gynybinė siena, kitaip kontraskarpinė siena. Jos paskirtis – neleisti priešam pakliūti į forto teritoriją. Siena buvo pastatyta iš betono. Stambių akmenų ir cemento mišinys buvo kraunamas į klojinius ir trombuojamas. Po to siena užtinkuojama. Sienos aukštis daugiau nei 6 metrai, o bendras ilgis daugiau nei pusę kilometro. Gynybinė siena sudaro 4 dalis. Jos vidiniuose kampuose įrengti ugnies taškai. Ugnies taškai skirti apšaudyti griovį. Ugnies taške buvo įrengtos šaudymo angos. Anga prožektoriui ir ventiliacijai. Įdomu tai, kad pastačius sieną, angos iš karto buvo užmūrytos. Gynybinė siena per Pirmąjį pasaulinį karą panaudota nebuvo. Forto įgula pasitraukė iš forto prieš įžengiančią vokiečiams.